Tai man smagu šiandien vėl sveikintis į Žemaičių muziejaus Alką, kur mes jau kelintą kuriam laidą apie kultūristus. Kultūristai tai žmonės gyvenantis kultūroje, kuriantis tam tikrą kultūrą, auginantis kultūros raumenį arba kitokį gyvenimo patirčių raumenį, o mes dar kaip juokaujam su laidos kūrėjais, kad cool turistai tai žmonės turistaujantis ir ieškantis įdomiausių patirčių savo gyvenimuose. Tai šiandien aš turiu progą pakalbinti motorų žinovą, keliautoją, freelancerį, tikrą žemaitį ir šiaip labai fainą žmogų, Darių Rekašių, arba daugiau jį žmonės pažįsta kaip Moto Guri. Tai labas, gerbiamas variklių Ase. Aš kaip visą laiką žemaitišką šneku ir mane dažniausiai pažįst, kaip sakau, gerą dainą. Ir tas žodis gerą dainą automatiškai apskrieja daukan ir iš toli kokiam nors renginį jau man kel ranką, kaip aš mėgstu kelti, ir šaukiau gerą dainą. Net aukštaičiai taip šnek. Tai čia yra toks bruožas, kad ta prasme toks draugiškumo, geros valios ir tokio pozityvo nešimo bruožas, ne? Jo, aš ton idėją sėmiaus iš... Pati idėja buvo tas pasisveikinimas, vos ne indieniškas, hau, čia aišku ne iš knygų ir, nors knygų ir apie indienus paskaityti ir man labai sužavėjai, kur buvo išsiųsti į kosmosą Voyageris toks. Ten ir moteris ir vyrus pakėlis ranką. Tai skaito žmogaus pasisveikinims, jis paims ir iš indienų, kad ir, beginklis, ir tas rankas pakėlims automatiškai žmogau suteik, tokį sveikinimą. Ir aš galvoju, aš pavoksiu tą idėją. Ir tas rankas pakėlėms ir tas geras dainas žemaitiškas grina patapo mano vizitinį kortelį tokį. Tai net mačiau, net lipdukų kažkas pasidarė. Sako, ar galiu daryti tokį lipduką, o geras. Tai kartais tas gyvenimo kažkoks moto ar negali tapti tokiu, sakykime, pozityvą nešančią žinutę ir netgi, atsiliepti kitų žmonių gyvenimuose. Tai... Jo, būtent mano tas pozityvoms. Ir esmė, kad toks, tai dabar tai jau bus linksma. Ir būtent tas toks gerų pasisveikinimų. O mano sūnus iš tikrųjų 16 metų labai gerai tave pažįsta, labai gerai žino, peržiūrės visus tavo kanalo įrašus ir kai mes čia kalbėjom, kad darysim tokią laidą ir kalbinsim žmonės, tai jisai sako, mama, tu kalbink Moto Guri. Sakau, kas čia per žmogus? Bet aš tai pati atsimenu iš tikrųjų iš vaikystės, kai vogdavau nuo brolio mopedą ir važinėdavau Telšių gatvėm, užgesdavau jis dažnai tekdavo jį man parsistumti, būdavo labai sarmata prieš rimtus vyrus, vaikinus su motociklais. Bet aš labai tave atsimenu kaip jau tą tokį vedlį tarp tų mopedistų, motociklistų. Kaip prasidėjo tas tavo kelias apskritai, kaip tu pasinėrei į tą variklių ir tą gausmo gyvenimą? Aš kaip su mopedu mergina stumė pro bachūrų garažą. O gal tyčia tas mopeds buvo užgesęs, kad prastumti. Visko galbūt. Tiesiog aplinkybės. Tėvas ilgą važinėjai su mocu, prie technikas vis laik man patekdavo. Kaip sako, nestumsi, nevažiuosi. Ir tą patirtis, matyt, nuo pat mažens, norėjos kažkokį laisvės tokį polėkiaus, kad su dviračiu važiuoti, daug minti, kaip į dviratį dėti variklį. Paskiau mopedą, kaip sulaukti to amžiaus, kad galėtum vairuoti mopedą. Aš labai gerai suprantu, tus, vaikinukus 15-16 metų, kurie nei 50 kubikų savo mopedą, tiek tobulin, tiek daro visokius... Žinau, mano sūnus tą daro. Ir paskiau atvažiuoju, kaip seniau dirbdavo su mūsų mocais, atvažiuoju su tėvu, sak, tu ko nors padaryk, kad tai greit nevažiuotų. Nes pasigyri, kad 140 eina. Kaip? Va. Ir tas toks, pat mažens, man vis laik kinitėjai kažkom konstruoti savo, galbūt, kad nebuvau nusipirkti, bet pat idėjai tas toks, kaip saviraiška, kaip gaunis laimėtos, kažkom sukonstravi savo, ir aš, to dalyko negaliu pasitraukti niekur. Aš buvau nusipirkti tų naujų motociklų, visokių rūšių. Sakyk, tu motociklas turėjai, sakau, visus. Čak Noris, kiek atsilenkimų padarė. Sako, visus.
O aš norėčiau tokį, pabandau, išanalizavau, išardau, surenku. Galbūt man tėvas sakydavo, o jeigu žaislą nupirksim, bus išardyts. Jis man kartais buvo pasakęs, koks tavo buvo mėgstamiausias žaislas. Aš galvojau, greičiausiai, kaip konstruktorius arba plastelins, nes aš pasidarydavau to, ko noriu. O tai tu pats, pavyzdžiui, kaip tu save pristatytum? O tai jeigu dabar sakyt, kas tu esi? Oi, pristatymai, tas toks, tu atsirado naujų žodžių, tai freelanceriai, visi influenceriai, aš nežinodavau, ką reiškia. Paskui viškai strutuliavau, žiūriu, kad tas visas saitynų internetinis žinomoms irgi to pavadinimus, bet, toks kaip importinis, aš vadinu. Nežinau, aš pristatyčiau save kaip motociklų žinovus irgi kažkada pasakė, taip, aš galvoju, rimta, neapgautam tos motociklas manis. Paskui, kaip konstruktorius, įringa prikonstravęs. Tiesiog toks pritechnikas žmogus, katras to ir savo pasaulėlį, ten pasaulėlis ir garažėlį. Ir atsirado priemonės dalinti su visais, nufilmuoji, įdedi ir žiūr, ir maži, ir didelį, ir kaip sako aukštaičiai, nieko nesuprantu, bet vis tiek žiūriu. Ir tokiu būdu ir išsirutuliautas toks, kaip asmenybė, personažas, visai neblogas sekas. O iš tikrųjų tai didžiausia pagarba, dabar žemaitišką pasakysiu, nesupykit žiūrovai, bet didelį pagarbą, kad tu rukauji žemaitišką, nes, kaip mes esame įpratę, kad patogiau visiems girdėti lietuvišką, bet tau visi reportažai yra žemaitiški, tai tas į labai gražu. Ir mums kaip atminties institucijos atstovom kalbos išsaugojimas irgi yra labai svarbu. Ir tu turbūt niekad net negalvoji, kad savo tuos įrašus, pasakojimus daryti kažkokią kitokią kalbą, tam, kad jinai būtų priimtinesnė, sakykime, klausytojui ar žiūrovui. Aš gal net nepašnekėčiau aukštaitišką, nors kartais būna tokios situacijos, oficialius užsienio kažkur delegacijas arba, Vilnius, Kaunas, kur jau reik, tai iš aukštaitišką šneku galvoju, aš su akcentu šneku. Bet vis tiek lend. O tas žemaitiškoms man tiesiog identitetas. Kažkada buvo žemaitis mokyklą mokinausi viduriniai. Gimnazijoje. Tai buvo man kažkokio klasėje stiliaus ar kažkoks klaidas lietuvių. Ir paskui atėjo Metsko ir sako, reikia propaguoti lietuvių, ten žemaitišką, galima atsakinėti, automatišką dvigubą kėlą balsą. Dėl to, kad aš tas stiliaus klaidas buvo atleistinas. Tai matyti, čia ir yra esmė, kad nebūtina turi taip taisyklinga šnekėti, nes žemaičia rokojas vis kitaip. Ir aš kur, pavyzdžiui, skauds plungi, tai dar kitaip. Ir taip kartas šnek, jie netyčiom šnek, nes energija vidau širdį. Ir žino, kaip šnekėti taisyklinga, nors galėtų šnekėti ir tiesiog žemaitišką. Bet tu pasirinkai tokį kelią ir tas yra labai gražu ir sveikintina ir pasirodo, kad netgi kalbant kažkaip šiek tiek kitaip negu įprasta didžiai Lietuvos daliai, gali būti labai populiarus. Aš pasižiūrėjau, panaršiau internete, kad tu turi per 40 000 sekėjų, ne? Ir žiūrinčių tavo kanalą, besidominčių ir pasižiūrėjau ir tuos įrašus, aišku, man kaip moteriai gal ten daug dalykų sunkiai suprantama, bet žiūrėti tuos įrašus visai įdomu. Tai kaip tu galvoji, kodėl tu nusprendai, kad tau reikėtų dalintis tą informaciją? Ta prasme, kodėl, ar tai buvo noras užsidirbti iš to, nes dabar tas yra populiaru, ar tu tiesiog matei spragą, sakykime, kada tom temom nėra kalbama? Tokia pati pirma idėja iššovė padaryti būtent žemaitišką, kad aš kažkad galvojau važiuoti į Ispaniją, ten įsitvirtinti ir į tokį mašinus firmą, užmiršau, Ascari, lygu vadinas, Unikal firma. Ir būtent atvažiavęs labdienas čia toks guris, sakys, bet aš turėdams kažkokį bagažą su video, tom, kur rodau, ko aš moku, ko esu padarėsi, tai ir, kaip CV. O užsienį, pavyzdžiui, nesvarbu, kaip tu šneki. Ir dėl to aš nekreipiau dėmesį, bet gavos antrep, gavos, kad lietuviam patiek labiau. Nors kai kurias momentas bandžiau per savo senoviškas mašinas, tas tokis į Amerikas biškėlį per forum, įmečiau nuorodus, tai
to video žiūramoms pašoka dvigubą. Tai irgi, bet mentalitet's užsienio ir netoks kaip mūsų. Ir sunku yra atrasti. Nuo ko jisai skiria? Nuo nejautrio regionų, visokius perdarimus arba kažkokius idėjas tokius. Per Skandinavijos pusę, aš su Skandinavijai nemažai met dirbi su sena technika restauracijai, anims ir visai kitokie kriterijai. Vokietis dar kitoks yra. Su tas visas suprant, kokį virtuvį ir neskirtam, kaip šneki YouTube. Ant žiūr, pamatė ant mašin, pamatė, kaip tu darą, pamatė rezultatą. Patį turinį, patį kontekstą. Toks. Nes aš ką būdavau, nusiusdavau, kas šitoks ir toks, kažkaip būtų dalykinė tokį dalyką, tai nusiuntų savo ton video, pažiūrėjau, nice. Nors dabar kažkad net pasimaiviau. Buvo tokia situacija, kas toks būsi, kažkur ką, sakau, į Google įvesk Motoguris. Įvedė žmogus, žiūri telefoną, aksis, iššoka, čia tai superstar. Bet gal su laiku ir su tokiu žiūrimumu aš tai ir galvoju, kad tam tikrą prasme esi superstar. Ypač motociklus mėgstančių žmonių tarpe, automobiliais besidominčių žmonių tarpe, nes aš sakau, kad aš tikrai stebėjus, kiek video įrašų peržiūrų ir kiek pasidalinimų, tai atrodo toks paprastas žmogus ir tiesiog darant tai, ką labiausiai mėgsta gyvenime, bet pasirodo yra tas grįžtamas ryšys. Bet ar tas žinomumas nepradėjo trukdyti kažkaip gyventi, nes, kaip suprantu, jaunimėlis, tai čia laisvai, bent jau savam mieste, sudėtinga praeiti. Aš neskaitau savik ten superstar, aš tik taip vairį pavadinkim tokį, hi, bet kai kuriems tai taip atrodo. Aš toks nesu ir elgaus kaip normalus, o ne kažkoks tai oči, tipo. O nors kai kurie matau, kad kel labą savį, nes, tipo, gal tik teikite tor. Aš grina natūralus. Ir ne vienas kartas būna, aišku, auditorija įvairi ir pasiūlo, galėtum padaryti taip, kaip tas antai padarė, arba tu daryk taip, kaip tas. Jau turėtų pasigauti gal ir kokios medijos, kad gal tu čia norėtum dalyvauti ir tave sustatyti rėmą kažkokį. Tas turinys turėtų būti toks pat, kokį aš mačiau, kur tur kiti. O man turinys absoliučiai kitoks. Kažkaip man toks sakė, eik tu savo, sako, aš turiu, sako, dronus visokius, GoProškis, sako, guris garažė kažkokiam nešviestam filmuoja ir žiūri, o manis nežiūri. Turinys, charizma ir tos idėjas, aš niekur nesumatęs daugiau tokių. Aš nedarau taip, kad daryti tam, kad daryti. Dirbtinai, ne? Tas viskas natūraliai. Labai jaučiu. Ir turbūt žiūrovui, kažkaip nesudėtinga pajausti, kad žmogus atiduoda savo dušenę ir jisai tą daro dėl to, kad jisai myli, mėgsta ir supranta galų gale tą darbą. Aš taip karts būdavau, aš pakeliauju dažnai po Europą, į karts ne tik išvažiuoju, į kai kurie blogeriai, vadinkim, naujošką, išvažiuojant dirbti, filmonką filmuoti, o man tas filmavimas toks kaip, nepadriks, bet čia vabzdys, čia gėlė, žiūrėk, ant pana, motociklo linsiuks, šitai nusitepiau. Tai toks, kas čia dabar, čia tiek natūraliai, o nėra tų tokių gražių išpopintų vaizdelių. Taip, bet aš galvoju, kad čia ir yra tas pritraukimo dėmuo. Tai kadangi mes kalbam globaliai apie kultūrą, tai ar tu galėtum pasakyti, kad tu sukūrei, aišku, kultūra yra daug dalykų, politika, nežinau, daino šokiai, teatras ir visa kita, bet kultūra yra ir daug visokių kitokių gyvenimo sričių, ne? Maistas, dar kažkas. Tai tu toks jausmas, kad sukūrei kažkokią atskirą tokią nišinę kultūrą, gal ne pačią kultūrą, gal neteisingai vardinau, bet reiškia, tai susidomėjusiai auditorijai tokia atskira dar neišnaudota niša išnaudoja, ne? Seniau pastebėjau, žmonės konstruodavo techniką. Ir taip, kaip sugeba. O dabar daugumo perka. O aš esu iš to, kad konstruon. Ir tokių žmonių maža. Ir ta kultūra, customizing, iš Amerikos, iš tų Discovery gal kėlė. Ir būtent ir kad aš toliau tęsiu. Aš niek nesakūriau. Tiesiog tęsiu. Šią dieną iš ko gali padaryti gražų daiktą, į to, kaip sugebi. Į kitus net motyvuoju. Ačiū, kad dalinies savo mintim. Iš tikrųjų padarysim trumpą pertraukėlę, paskui sugrįšim, dar pakalbėsim apie kitus niuansus tokios gyvenimo veiklos.
Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti. Tai grįžtam į laidą Kultūristai ir šiandien kalbinam labai įdomų, tokią įdomią sritį gyvenimo pasirinkusi žmogų, tai yra Darius Rekašius arba Motoguris. Kalbėjom apie tai, kad tavo veikla arba apskritai tas pomėgis variklių, automobilių, motociklų yra tarsi tam tikra atskira kultūra. Kaip tu galvoji, ar pavyzdžiui tavo tie įrašinėjami video turi įtakos jaunimui, žmonėms, kurie tave žiūri? Nes daugeliu galbūt tai asocijuojasi, jeigu čia jau benzino kvapas, turėtų būti viskio taurė, būtinai cigaretės ir kažkoks rock'n'rollinis gyvenimas, ar tai nebūtinai yra visi tie dalykai susiję? Ta garažinė kultūra, vadinkim, grina parėjai, iš kažkur. Ir tas konstruktoriai visi, garažinė vadinkim, nesupranti iš posi žodžios. Ir ta, pavyzdžiui, kaip motivacija, kaip video motivacija, būtent pasižiūriu video, aš ne vien sėkės gauti žinučių, varau konstruoti, sumotivavau. Ir ne vien permonį nusipirks motociklą, ir permonį mašinų kažkokiu tai, tokiu unikaliu, įdomesniu. Ir ta kultūra, imkiam garažienį, gatvis, kažkokie važiavimą irgi ana ir, bet ana labai giliai ir, nes kažkiek tai pradėjo spausti visi tai techninė dalyka, ką nors, ir išblėsa ta techninė kultūra, automobilizmą iš Lietuvos, vis tolyn. Nes, techninis apžiūras, kažkokie tokie nestandartinė dalyka, Lietuvo nebebūna. Gal žmonės tingesni yra paprasčiausiai pasidarę ir ta prasme, kad įprasta, kad dabar ChatGPT viską pasako, ką reikia daryti, tu pats gal nebe taip giliniesi į tą subtilybės. Tas GPT irgi būtent vien laimkons atsirado, nes to daugiau darbo atsirado žmonėms. Čia tas dalyks ir ne tik, čia, kaip išsireiškus, mandagiau. Kaip jau galvoji, taip sakyk. Kvailėjams ir nebegalvojams automatiškai nuneštom kultūrą į tokį lengvį sprendimą. Žiūrėk, tas intelektas dirbtinis man pasiūlė to, aš to darau. Ir aš galvoju, kad gali padaryti kažko geriau. Ne, tu nepadarysi. Nėra toks tobuls ir, pavyzdžiui, gaunas, kaip tau padarė. Nebėra tavo tokie išraiškas. Kada tu kažko sukonstruoji garaž, grina, tu sugalvoja kažkur siemės idėjų, ko nors. Ir buvo ne viens, jau dabar pastebu, ton intelektą naudojau, brėžint padariau, čia nuostabu, tobulų. Galbūt čia užgimst kitą kultūrą, šaką. Pavyzdžiui, Suomijoje buvo tokio parodo, rodinga, ten mašin senoviškas, kai kuris naujoviškas. Ir su tokiu keliu buvom. Einam, mes tokie kaip oldschoolinė, vadinkim, senos pakraipos, kaip čia vadinkim. Ir tos senas mašinas, ir tos motociklo braižinės sėdenis, bičas, jau pažiūrėti jau įdomiai, jis unikalus, jis egzotinis. Jis drožinė, kažkon daro, kažkon suvirė, tai čia svarkį palieka. O kitam netink, sakys, žiūrėk, kreivai, bet čia yra rankų darbas. Ir tas bičias vien sako, žiūrėk, čia galėtų su 3D skaneriu padaryti ir paleisti rinką. Kaip aš norėčiau tokį pat produktą. Ta prasme, tos autentikos nelikė ir to savo asmeninio indėlio, ne? Būtent, kad kažkokį patirtis automatiškai priglaistoma prie kažkokių tai kitokių dalykų. Gal aš nesuprantu, bet idėja tame, kada susitink su tokias kūrėjais,
uždars rats, tai ten tiek į kalbos. O naujoviškeniai ein paprastesnių būdų. Galbūt tokia asmeninė, dariau tyrimą, aš mėgstu tyrimus daryti asmeninį. O, prašau, su moksliniais elementais. Kada tu banda kažko ant savo kailių, banda klaidų, daug dara ko nors, o kits ein lengviausių būdų. Tai labai daugumą jaunuoliai. Pavyzdžiui, ani nesimokė, ani neatsimen. Mums buvo, pavyzdžiui, televizorių žiūri, pats man sako, o, žiūrėk, čia tas tokiais metais buvo, čia taip, žiūrint, telefonus įtrauk, čiuk, o, rimta. Anam nebereik atsiminti. Onsa naujoji karta mok rasti informacijai. O mes informacijai kaupam. Kas laimės tom kovo, neaišku. Jeigu atsijungtų elektrą, nebeturėtumėm galimybės naudotis internetu. Nežinau, kas būtų laimėtojai, tie old schooliniai, aš irgi prie tos kultūros labiau. Čia palyginčiau tokį, kad būna su motociklas naujas stengus važiuoti kelionį, kad nebūtų problemų. Bet čia toks racionalus o racionaloms juntas. O gaunu kažkokių replikų arba, pavyzdžiui, reik seną važiuoti, nes jeigu sugės suremontaus. Sakau, žiūrėk, čia komentarą parašė iš iPhone'o, iš Samsung'o. Katras kelionė, kai sugės, tu tikrai namo negrįžti, nes nežina navigacijas. O tokių visokių mėgsta aš pasijaukti. O tu daug pat sulauki to, pavyzdžiui, tų neigiamų komentarų? Oi, čia natūralus dalykas. Seniau reaguodavau. Labai reaguon naujieji YouTube'istą arba kažkokį įdėt kažkokį kritiką, kad gal jautresni žmonės. Reaguodavau, galvodavau tikrą, gal ne, bet paskiau supratau, kad tai čia natūrali būsena žmonių. Tokių. O reaguodavai tai kaip, ta prasme? Atsakydavo, tai jau pykdavo, tai jau kautinės, internetinis. Tai paskiau galvoju, panaudojau ton dalyką savo naudą. Kada vykst heita, dauguma irgi patinka, kaip pešas. Tai būn, kaip ten sako, kai du mušas trets laim. Tai būtent pradėt keikti, arba kažkokį tai heitą, aš galvoju, reiškia tu toks. Tai heiterių pats tas buvis, jie ans tipinis ir, kaip iš vadovėlį, nėra buvę kitaip. Aš jau išmokau, žinau tų visokių, sukrių klausimų, aš niekad nesikeiku, rašau be klaidų. Kai kalbėjom apie tą kultūrą ir apie įtaką jaunimui, čia yra didelis pliusas. Didelis, dėl to žiūr, vaikai gali žiūrėti. Ar ne vaikai, pavyzdžiui, tokie nėrtos toks. Jaunuoliai. Vadinkiam, tai toks kaunis autoritetingesnis, negu jeigu keikis, tai jisai toks. Tai tas heiterizmas, aš automatiškai bandau išvartyti. Aš matau žmogus ant tiek kvailas, gal net ir ne tik kvailas, bet ir durnas. Insa rašo, aš mandagiai vartau ir auditorija ta, kur steb visą ton šušarą. Dar įdomiau. Kas čia dabar bus, kaip čia jūs išsiaiškinti. Arba, su kitais pradėti peštis, matos, neišėjęs, bet pat idėją aš labai gražiai mandagiai išsivartau. Ir net pačiam jauks jam galvoju, negal taip iš tikrųjų stumtinti žmogaus, jis nesupranta. Gal tikra žmogų, gal negali, jau gal palikiam. Visokių žmonių yra. Jeigu ta neapykantos išreiškimas internetinėje erdvėje paskatina juos nedalyvauti muštynės, tai irgi yra laimėjimas, aš galvoju. Jeigu jie išsakė piktą žodį, gali, sakykime, susilaikyti nuo kažkokių veiksmų neigiamų. O šitą nėra buvę, kad kada nors kažkas kviestų į dragą, nežinau, palenktyniauti, kaip tokį iššūkį. Oi, buvę gers kažkada irgi, ypač BMW, aš mėgstu labai BMW. Aš sakiau, kad niekad nepirks BMW, bet dabar važinėsiu BMW. Aš irgi turėjau kelias. Bet aš ton auditorijai unteik esu iškapstis ir keurą matantis, nes aš dail metų dirbau savo servis turėjau, diagnostiks, į tai bimbalistą atvažiuodami, kaip negal sakyti, neįtin pasižym prūtinės sugebėjimas, negal sakyti, šiaip. Ir reikia uždirbti, arba labai darbštus, o nes tu... Aš prie tų darbščių, aš turiu minį, kad tie, kad nusipirkiant iš savis, mašinį ir top. Bet kiti perk dėl to, kad paslėpti savo trūkumus.
į kažkokius tai įsitikinti. Taip, čia irgi toks galios pademonstravimo būdas, ne? Bet kada į protą, tai irgi reikia turėti biškį tokį, gal sarkazmų suprasti, da ko nors. Ir čia man toks kaip arkliuks, aš labai dažnai jau matau, kad pais padarau ir labai daug žmonių žino tam dalyką. Į kitį griną žiūrų, o bus reginys tu jau. Ir, pavyzdžiui, aš tave aplenksiu, ko nors, sakau, man mašin, sakau, ir 72 metų, sakau, tau 27 net, a 28, oho. Ir pradedu, va tą pradėti, sakau, nu gerai, sustinkam, kur čia. Bet sakau, vėl sakau, tu jeigu pamatė senokas su kėdas, automatiškai jis prie seno lenktyniausi. Tai sakau, gerai, sustinkam, gal iš pinigų metam, sakau, 100 eurų, daug nesakau, vis tai kokių 300 reikės, nes man benzin daug su jas. Ir prasideda tokiai į kovas, gerai, sustinkam 5, ai žinok, negaliu aš dabar, arba ir dažniausiai aš jau lauku tavis. Nu, arba būn iš karto, žiūrėk, praeit sykį, bus ką praeit sykį ir man tą prisiminti. Kas buvo praeit sykį, aš net nežinau, tas žmogaus. Nu ką, bet tu neprisimint, kas kur, sakau, ten prie Panevėžį kažkur gatvėje. Nu, ai ten, ai ne ten, nu ir tie buvo įvartau. Bet tai dažniausiai nieks nepasirodo tose lenktynėse. Drąsuoliai, kol internetinėje erdvėje gali komentuoti. Nebūn taip. Arba būn tie, kad heiteriaun, aš jau daug mažą atsektas žmonės, būn kars net pasidom tok detektyvų. Nu, kas toks būsi? Nu, aišku, BMW, koks nors tas dekstopėlis, visko ten paveiksliukų daug, mašins gal net netor, ta gyveni iliuzijo. Ir su to žmogu paskiau sustinki gyvai. Sveikinės toks, nu, bet jau ne tema. Ir iš karto tos drąsos, to žinojimo ir to viso kito nelabai kažkur. Tas matyt psichologinis efektas ir kad tu gali kažko, heiteriauti, į tau už to niek nebus. O kad jau susitink gyva, jau faktorius ir kad gali... Jeigu ateitų, pavyzdžiui, ką tu darytum? Ateitų, sakytų, čia susijimkim, prasineškim su mašina. Nebuvin. Turbūt, kad visi... Jeigu ateitų, gal net būtų per pavojingas, užsiimti, nes per daug įsijauti vaidmenį. Ne to, kad kažko tai įrodinėti, vyrų kautinį riteriai, bet tiesiog jau taip nesielg žmonės tiesiog. Aš galvoju, tu tokią veiklą vykdai ir apie tokius, sakykime, sritį diskutuoji, kad man keista šis, dėl ko čia galėtų būti neapykanta arba ten kažkoks, nežinau, dėl nuomonės nesutapimų, dėl kažkokių diskusijų, neįsivaizduoju, bet iš esmės tai, tu tiesiog pasakoji apie savo patirtis, dalinies savo kažkokiais įspūdžiais, kelionėm ar ten savo tais darbais vadinamais. Tai aš nelabai įsivaizduoju, kokiu pagrindu turėtų būti ta neapykanta. Tai normalu, visos ryties, kaip šeimininkis kep ir ragą netep, tep ir taisai mašinį netep. Nes kaip ir būn ir efektas toks psichologinis, psichologai nemažą studijuoju asmenišką, taip, tyrimus darau, toks su žmonėm. Pavyzdžiui, būn idėjas sirgaliai, ani šauk, ani saka, tu jau čia visko, o juk sustot koks krepšininkas sakyt, ateik, tu čia. Kodėl tu nežaidi, aikštelė, nedarata, bet sirgalė dažniausiai žino, ką reik žaisti. Tai mes visi Lietuva, visi krepšinio šalis, juk mes visi žinovai. Būtent, tas pats, kaip vairuotoje kažkur lenktynis irgi už per televizorių žiūro, neįžino per televizorių. O realia gyvenim nesusidor, tai būtent tas yra efektas. Ir kada jau iš tikrųjų reikia tai užčiuprinas sudintų į mašiną arba kažkur į garažą, duotų raktai, neveikta sistema. Ir nebūn tokių, kad tu jau atvažiaus, aš dabar čia lenktyniausiu. Nebūn. O tu esi turėjęs, pavyzdžiui, tokią patirtį, kad kažkokie, sakykime, jaunuoliai, kad, tu pajutai, kad kad tu buvai tas žmogus, kuris padarė didelę įtaką kažkokiam jaunam žmogui. Ir. Gal turi kokį atvejį papasakoti? Būdavo, kad kažkoks jaunuolis su mopėdu arba atvažiavęs kažkada su mašina, sako, aš tave žiūrėjau, aš nusipirkau mopėdą. Į gyvą, aš nekėdavau, sako, aš per videk žiūrėjau, kaip padaryti kažkokį dalyką. Būdavo kažkoks jaunuolis, kad net mes šnekėjom ilgą, galvoju, šitą žiūrėjau toks kaip gerbėjas, bet jau subrendis. Ir pradėdavo cituoti iš kažkokių videkų mano frazės. Aš
taip man pasakyti, aš prisiminčiau. Ir būtent tu tam vidėk sakė ton. Tam ir daug kartojas, o galvoju, o čia painfluencinau. Tai tu įsivaizduoji, kokią tu įtaką darai žmonėm. Ir tai irgi, yra tam tikra kultūros dalis ir aš labai džiaugiuosi, kad tavo yra iš to pozityvo nešama ta visa žinutė, žinai, ne kaip ta nedestrukcinė, kaip čia pasakyta kultūra rock'n'rollo, bet jinai tokia teigiama, pozityvi. Tai aš galvoju, kad reikėtų imti tokius pavyzdžius ir kiekvienam išmanančiam savo sritį būti pakankamai drąsiam, kad leisti savo kurti kažkokius video ir pasakoti ir dalintis, nes atrodo viskas paprasta, kol pats neprisilieti, kaip tu sakai. Ir aš galvoju, kad mes trumpai akimirkai sustokim, paskui grįšim prie mūsų diskusijos ir papasakosi dar įdomių istorijų. O, istorijų daug. Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti. Na ir mes sugrįžtame į savo studiją, susitikime su labai fainu ir įdomu žmogumi, tai su Moto Guriu. Šiaip aš iš jaunystės tave atsimenu, kaip Gurila vadindavo, nes tu turėjai ilgus plaukus, ne? Ir... Aš biškį apsauginiu dirbau bare. Ir buvau, tu jau ties Gurilas tvarkys reikalus, nes apsauginė būdavo Gurilas. Nu to į kėlą toks. Nes mes atsimenu, to taip vadindavom. Turėjai tą tokio didelio žmogaus tastotą, ilgais plaukais, ant motociklo. Maklauds toks, jo. Tai grįžtam prie mūsų temos, ne, apie įtaką jaunimui, apie tą tokią bendrai, tą tokią engine kultūrą, variklių kultūrą, nežinau. Vis tiek peržiūros rodo ir tavo sekėjų skaičius rodo, kad darai didelę įtaką visuomeniai. Greičiausiai dauguma jaunimui arba tiem žmonėm, kurie, domis tais tikrų produktų, tikrų rezultatų. Ką tu galvoji apie dabartinius drandalietus? Atsiprašau už tą žodį visų žiūrovų, bet apie tai, kad dabar labai populiaru tarp jaunimėlio yra tie mašiniukai, aš vadinu žoliapjovės, tie šatanetai ir visokie kitokie. Ką tu galvoji, jie dažnu atveju netgi teisų neturėdami, nedažnu, 16 metų ir negali turėti teisų. Tai kokia tavo nuomonė apie šitą kultūrą? Ta maža mašinytė, kaip ten pasakys, kuo didesnis vyrs, tuo mažesnį mašiną. Kuo mažesnis, tuo didesnį. Aš 5 metus važinėjau su smartais. Ir išlip toks bičias iš smartą ir visi žiūrgavo, tai vaikiška mašina. Tokia vaikiška, barbusinis smartas 200 sėda autostradau. O tie vaikiški automatiškai irgi atseit tokį pat mašiną. Bet kaip jaunuolio, tokį mašinėkį, kaip stoks, kaip nelyn, sakyčiau, net ir kultūras. Viskas pasibaig to, kad to mašiną reikia remontuoti. Drandalietą. Sukišti kaip į kokį BNV mašiną. Iš kur dalių gauti. Ir kainos jų kosminė. Būtent. Ir aš su jaunulės pašinėk sakau, kas geriau? Motocikliuks koks, 125, arba kažkoks tai, o toks. Ar mašina? Ai, ne, motocikliuks ir pigiau. Viskas priklauso nuo tėvų pinigėnis. Negaliu sakyti retu ar dažnu atveju, bet, pavyzdžiui, mokyklas kabūn. Mokykla, vyksta mokykla, mokiniai atvažiuoja su mašinom į pamokas, nei labai nori mokintis ir tu matai, koks ir socialinis lenktyniavimas, kur ir šeimos problemas.
Tėvas dirb... Pagal tuos drandalėtus, pagal tą žaliapės. Dirb Švedijos, santykė griūn, norbūt gers vaikui, nuperka pat geriausiai, taisyti reikas 2 savaitės po 500 eurų, nes sugeda diržas, nes pačipavau, nes kažkas atsitiek, reikia servis daryti. Čia labiau ir, kaip mėgsta sakyti, laimingi kankiniai. Gera frazė, laimingi kankiniai. Čia buvo, šūkis turėtų būti. Ir čia ir labiau socialinis lenktynėvėms. Bahuriuks, mergėki, savo jėgom tokios mašinas nenusipirks, nes ten kainuom kaip normali mašina. Arba net gal kokį naują Tata kažkokį, arba Dacia vadinkiam. Kažkada... Naujų tų automobiliukų kainos, berods aš domėjaus, nes mano sūnus ten irgi labai domis. Tai 14-16 tūkstančių. Tai čia yra normalus, geras automobilis. Bet, pavyzdžiui, aš kaip meistras, tas katras mėgsta ardyti, iš kur ko jis dygus, čia padaryts iš to, ko turėjai. Iš šiaudų, mėšlą ir superiukų, kart makaronų. Iš to padaryta mašina. Ir būtent tą tokį unikaloms ir esmė, kad dabar naujiena, kultas, stilius, automatiška mašinytė. Pavyzdžiui, lava gali matyti, kokie po numeriu parašyta, koks nors mama nupirko, babos neprašiau, arba kažkokį mergėkį, kažkokį anime stilius, visokie lipduką, sticker bumben vadinas. Būtent stilius. Ta mašina gal važiuojam kapišein, svarba aikštelė atrodys gera. Kitam tai susitikėm priemonį. Bet kaip tenk matyti, vis laik tėvai turi turėti kokį draudimą su traliuko paslaugą. Nes į mokyklą išvažiuoti gali. Čia reklama, pirkit drandalėtą. Jo, su tokiu mašinu išvažiuoti į mokyklą gali, bet ne vis laik pavyks grįžti. Yra tiesos. Aš dar ką pastebėjau, kad jaunimėlis, kai važiuoja su tais automobiliukais, gal įsižeis paskui, kad drandalėtais vadinu. Bolidai, gerai. Su bolidais tais važinėja po miestą, tai aš dar pastebėjau, kad garsas jų labai didelis yra, nes ten dvitaktis tas variklis. Ne, tai ne dizelis. Dizelis, ne? Gerai, aš nenusimanau, bet ten kažkoks tas variklis, netoks, koks normalus automobilio variklis, aš taip suprantu. Pasakėm, su žoliapijos tas ir labai arti tiesos, nes ten varikliai ir iš vibralkis. Statybinis. Tai dar geriau. Tai va, tai jie važiuoja, tas automobiliuko garsas didelis, bet ką aš pastebėjau, kad garsas muzikos kolonėlių yra dar didesnis. Nes kažkada sūnus grįžo iš pasivažinėjimus tą mašinėlę bolidų. Sako, mama, man, žinok, jaučiu, kad negera, nes mes taip, ta prasme, taip leido muziką toj mašinėliai, draugeliai, kad išbarškėjo ir akis, ir žarnos, ir viskas, kas yra. Čia turi praeitas laiks. Laikotarpis atkreip dėmesį, kažkoks stilius, vadinkiam, irgi. Vat. Į mašiną yra nieko unikali nėra. O įsidėkiam kolonkę, kad girdėtų visi, kad žiūrėti mano mašiną. Kad nesigirdėtų drrrrdo garso. Arba čia gal kažkoks yra psichologinis poveiks, nes tai seniau Bahūra dėdavo į S90 kolonėlį ir važiuojo tišuokis, kad mes parvažiuojam, kad bzikala. Pats susišnekėti vidui negali. Ne, bet būtent, kad aparatūra, tas nors kerti lermą, gal ir kažkoks tai kaip saviraiškas būtų, galbūt tai net maišto forma, irgi gali sakyti. Bet irgi užskaityčiau čia kaip kultą, kaip kultūrinį fenomeną, kad mašina su aparatūra yra kažkoks išskirtinums. O viskas gerai. Turim tą aparatūrą, turim ten tėvai geresnė, prastesnė tą mašiną, kiti, mačiau, su taburetė viduje važiuoja, su taburetė gal netinkama žodį, su kėdutė, keturkoja tam automobiliukai, bet dėl vairavimo kultūros. Taigi jie, tie vaikai, jaunuoliai, atsiprašau, išvažiuoja į gatves neturėdami vairavimo praktikos visiškai, nes tas automobiliukasgi yra, jisai pusiau motociklas, mopedas, nežinau, kaip čia pavadinti. Čia esmė, mes pastebėjim tik dar, asmeninį, vadinkim. Kada tokį tor mašiniuką jaunuolis automatiškai yra
finansinės galimybės, automatiškai ir aukštesnį supratimą. Žmonės, tėva, auklėjams, nes ne bet kas nupirks vako tokią mašiną ir ne bet kas važiuos tokią mašiną. Ir ta kultūra vairavimo, aš tai, kaip, imkiam tėvus, tikrai nedočiau važiuoti sūnau, paničką, tai kad važiuok, nes tai, pavojinga. Bet kada, prisiminkiam savi, kada tau tėva duodavo raktelius įvaryti garažą mašiną, nuvaryti motociklą į garažą arba nupirkdavo mopėdą kažkokį mašinėkį, tai gaunas pasitikėjimas. Taip. Ir būtent tas respektas iš šon matydams, kad tėvas nupirko moc, sak, nelakstyk, būk tvarkinga. Ir tas jaunuolis, jeigu jis susimaus, jis turės, didelį gėdą. Tai nebus kažkoks atims mašin, bet tai bus sugadints autoritetas, kaip jaunuoliaus. Ir pasitikėjimas tėvų. Būtent. O kad važiuoju neveito, dako nors, supraskim, tai jauni vairuotojai aš nepykstu. Dėl to, kad ten nesitraukia iš kelią. Pakintėt gali, dako nors, tu pasipiktinim, kaip su heiterizmas, lygiai tas pats. Čia ta vairavimo kultūra, ne, kai ten atsisėdame, šūkojam prie vairo, gimdyk, ten dar kažką, tai... O užvažiuokit už varnių. Aš už varnių vadinu į užsienį. Nuvažiuokit į Albaniją, nuvažiuokit į Serbiją. Ir grįžus čia, jūs nukultūrinį šoką, stovėsit sankryžo ir palauksit, kol pravažiuos tam mašinėkį. Sakartvelė, tarp kitko, irgi, kai važiavam, irgi ten yra atskira vairavimo kultūra. Jeigu, pavyzdžiui, stabdžių neturėjams, nieko nereiškia, vairsklip nieko nereiškia, bet jeigu neveik pypinį, esi viskas savo. Bet ar tu pritari tokiai? Ne. Tai išsirutulios, ten irgi ir kultūrins, bet po biškį atein laiks, seniau pas mus irgi būdavo pastebėjim, gal tai vyresni pastebės, kad žiūrėk, praleid. Aš vis laik stengiuosi praleisti, jeigu neskubu mirtinai kažkur. Žiūri, praleida tas būtent kultūrinis atėjo iš užsienį. Nes mes ten užsienį nuvažiavom, irgi poldavom, bet žiūram, čia vis kultūringa važiuom ir ta kultūra parėjai pas mūsų praleidėm. Tas pats kaip į treniginę bimbalinę. Čia būdavo košmars, vien laim, kad neišvažiavo į Angliją. Į toks gali posakis būti. Bet ten grįžin, jau elgas kultūringa. Tai irgi toks fenomens. Su treningais, lakierkom, bet kultūringi užtat. Aš tad juokinga pažiūrėti. Aš dar norėjau paklausti tokį gan asmenišką dalyką. Skaičiau kažkur straipsnį apie tave, kad tu esi pasakęs, kad niekada motociklas ar, nežinau, variklis bendraja prasme tau vis tiek nebus svarbiau už šeimą. Tai tu darai tą iš širdies, bet tau tos, kaip čia pasakyti, šeimos vertybės vis tiek yra, toks svarbiausias dalykas, ne? Mums patiek tas posakis išveina bikerių klubą. Nes bikerių kluba irgi kultūra, kults, judėjams uždaras, būtent ten bikerizmas, motociklas. Tarp kitko, neseniai buvau bikerio laidotuvėse ir pirmą kartą mačiau, kaip bikerių klube, urnelė, bet jų ten tie visi talemenė pakabinta, aš neįsivaizdavau, kad iki tie giliai yra ta kultūra ir visi motociklais išlydėjo tą žmogų, toks jautriai ir gražiai, kad... Aš to struktūro buvau daug metų, tai žinau, ten vertų nebloga ir faktas, kad tas klubas, pavyzdžiui, nebūtina bikerizmas, gal toks kultinis reikalas. Ir vienas toks prezidentas sako, nieko nesvarbiau šeimą. Jokie motociklą, jokie draugą neatstos tau. Aišku, liek draugas, bet princips, kad tu negali mainyti kažkokiu tai motociklas ir daugiau nieko. Aš arba motociklas, kaip panas Bun sako. Būtent šeimai reikia, kur tu daugiausiai praleidi laiką ir čia visai kitoks vertybės. O tave palaiko tavo toj veikloje? Jo. Sak, kaip žiūri tavo žmonai, tus... Aš vien klausimą atsakym, mano žmona yra protinga. O tai tau gal laikui bėgant ta tavo veikla, tie tavo video, gal jie tau pradėjo ir uždirbti atnešti pinigus, kažkokie, tu gauni iš to ir grįžtamą ryšį? Aš ką pradėjau, žinojau, kad tai bet užsienė, kuri milijonai ten, nes 1 centas ir milijon žmonių jau yra. Aš pagalvojau, bet Lietuvo net išsivystys toks judėjams. Finansiška, kad atneštų, kad tu galėtum išgyventi, tikrai ne.
jeigu Lietuvos youtuberė ten 100 tūkstantiniai, jo, tada galbūt ten gauni ten algą, kažkokią gražą, o jeigu nėra tai pajamų šaltinis toks. Ten, pavyzdžiui, gali gauti 200 eurų, viens tik 300 gavau. Ne 400 viens gavau, iš kur dabar. Ir būtent buvo apie mašins videką, nes mašins videką susilauk daugiau. Galvoju, oho, 400. O kiek aš į baką įpiliau šiemet, šią savaitę. Tai nėra pajamų šaltinis toks, kad galėtų gyventi. Nors, saka, reik mažiau išlaidų. Ir dėl to bus tokių dalykų. Nu ir pabaiga dar turiu tokį klausimą, tu vis kartuoji tą pasakymą garažiukų kultūra pasirodinai gali būti ir įdomi ir turėti įtaką ir daryti savo kažkokį poveikį visuomeniai, bet matau, tu ir savo kūną išstapęs, koks tavo santykis su menu. Dabar čia tokį lozungą girdėjom, kad suvirintojai kepėjai grįžta į savo garažiukus, išsitraukia molbertą ir tapo, tu gal irgi turi kažkokį tokį pomėgį? Aš pažįstu vieną bikeris toks, man su servisu dirb. Sakau, kas čia? Aš mėgstu mėgsti vakarais. Nu, prašau. Kits, šnekam, nesak, mano žmona valgyti nedaro. O kad tapyti, čia grina yra gal ne fetišas tokių žmonių. Mėgstu virinti, o paskui grįžęs tapau, galbūt, bet čia su kultūra aš nežinau. Čia tas pats, kaip kultūros kažkoks technikas ministras sakė, draudžiama pjauti karburatorius ir katalizatorius. Tai viskas buvo aišku, koks supratėm žmogaus ir apie kažkokius užimus pareigas. Tai ta gražia gaida, gal mes šiandien ir baigim mūsų pokalbį, nes čia nueisim paskui politikos kuluarus, o laida ne apie politiką. Ačiū visiems žiūrėjusiems, iš tikrųjų buvo smagu pakalbinti tave ir pamatyti visai kitą kultūros pusę. Man irgi malonu pašnekėti apie tokius dalykus. Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti.